Jau! Pirmą kartą gyvenime dabar nevalgau, tai reiškia, kad aš jau pavalgiau ir aš esu pavargęs, tai reiškia, aš nenoriu valgyti. Kokia situacija? Buvau prieš tai open mic'e, kur aš bandžiau savo sudėti geriausius bairius, kur pagrindė tiesiog tai, ką aš iš tų mažų open mic'ų turėjau, sudėjau vieną blyną, maniau, kad tai yra insane, mačiau, kad žmonės kažkiek giglina. Įsivaizduokit, ten buvo kokie, sakykime, 15 žmonių ir iš tenais buvo kokie, tarkim, 5, kurie kažkiek žvengia, ne? Tai yra 30%, 33%. Ir ką iš to galima suprasti, kad yra gal kažkokio potencialo. Tai aš sudėjau visus į vieną blyną ir nuvariau į kadu. Kame esmė? Aš kai jau pasakot, ar net aš buvau prieš paskutinis antroji daly. Tai reiškia, visi turėjo būti apšilę, aš turėjau būti labai juokingas. Problema, kad kėjaus biški geriau. Mano draugas studijavo komunikaciją ir dabar baigė studijas. Ir sako, Lukai, čia labai perspektyvios studijos, aš turiu daug galimybių, galiu daug kur įsidarbinti, galiu bendrauti su klientais. Ir dabar jisai dirba šunų kirpėjų. Gyvenimo kryptis. Ir sako, gal turi man kokį patarimą, kaip čia man susibendrauti su klientais. Nežinau, kaip apkirpti. Ir aš jam tiesiog sakau, au. Turėjau dar porą insane bairių, man rodos, jo. Pastebėjau, kad yra tokios reklamos, kur būtent skirtingos sakinių parduotuvės reklamuoja ten nemokama patikra ten jūsų akims. Bet man atrodo, čia šiek tiek klaidinga, nes tie žmonės, kurie turi blogą regą, jie nemato tos reklamos. Aš abejoju, kad atėjo koks tenais aklas žmogus, sveiki, žiūrėkit, mačiau skelbimą. Čia gal norėjau pasitikrinti, gal vis dėlto viskas gerai. Yeah. Nes jis aklas, suprato, tipo, čia gal reikėjo perteikti, tipo, žodžiu. Okay. Žodžiu, pabaigos trūko, aš maniau, kad irgi insane, nes buvo žmonės, kurie žvengė pirminį open mic'us. Ir kame esmė, įrankis, kurį naudoji, kai bairis nelabai sekasi, bet tu negali pernaudoti jo per daug, aišku, tai yra tiesiog paaiškinti, statinti the obvious, tipo, kad, jūs matot, jisai aklas, jūs supratot, nes jūs jį gal matėt, žodžiu, kažką ten tokio, tipo, sumalti vieną. Sometimes it works. Tai čia tiesiog toks, gal pavadinkim, atsarginis instrumentas. Jeigu man nepaina bairis, tu pabandai paaiškinti, bet don't overuse it. Kas čia dar pas mane buvo gero iš to vakaro. Buvau vieną kartą girtas ėjęs pasivaikščiot miške naktį ir turėjau tą, žinot, kaip liemenę tokia, kur ten tipo kaip atšvaitas. Ir aš matau, bevaikščiodamas su savo telefonu, kur buvo flešikas, ir pamačiau kažkokį mašinų porelę ten tiesiog pisantis. Ir, logiška būtų tiesiog prieiti prie jų ir aš su to flešiuku priejau, nežinau, kas man užėjo. Aš pasakiau, sveiki, pareigūnas Lukas, galite dokumentus paduoti. Jisai peršiko, padavė man 20 eurų ir aš ramiai nuėjau. Tipo... Jo, čia insane, žmonės žvengia, I'm happy ir iš to... Buvo dar vienas, mes jį nerodysim, jis yra labai ir... Tai dabar šitą mordos irgi dėsiu šiandienos open mic'ą, nes aš neturiu daug per daug, bet aš turiu kažko naujo, kažko seno ir mes sumalsim vieną blyną. Tai dabar pas mane problema tokia, kad aš kartais jaučiuos biškiai energesnis kaip dabar ir tada aš vėl crash downinsiu, nes aš turėsiu daug darbo. Dabar ir vėliau. Tai kas nusimato, aš turiu savo šūdų, aš atlikinėjau praktiką, by the way, kur aš turiu dirbti ir aš tingiu, kas numuš mane emociškai, aš jausiuosi blogai ir tada turėsiu mini open mic'ą su Ignu. Tai mes ten nuvarysim, aš sudėsiu tai, ką aš noriu papasakot kadu, tenais, tipo pabandysiu su savo numatomu komediniu charakteriu, kaip turėtų išeiti. Ir tada papasakot, žmonės visi labai žvengs, bus labai fainai, jeigu ne, bus labai blogai, nes aš nežinosiu, ką daryti. Paskutinę sekundę reikės kažką keis, bet tikėkime, taip nebus. Ką tik patikrinau per telefoną, ką tik parodė, aš būsiu pirmos dalies 4. Tai reiškia ne 1, tai reiškia 4. Tai viskas kaip ir zaibys. Man tinka, aš šiaip neturiu ko skūstis iš visų, čia viskas labai gerai. Jums dabar įdomu, ką aš darysiu su tuo laiku? Jums neįdomu, bet nesvarbu. Esmė, aš einu montuot, nes aš tingiu, nenoriu, bet jo, pareigos šaukia, tai dabar kiek valandų? Kodėl, ko aš klausiu? Dabar yra, what the fuck? Žodžiu, dabar yra po pirmos 2:02,
Open mic'as bus... Open mic'as bus 7 valandą, mini, tai pasirodau ten ir dar šuolis į K2. Tai toks žaidimas, bet dabar aš montuosiu. Mini pertraukėlė, jau čia kiek valandų montavau, nežinau, 2-3, liko dar valandą pamontuot, bet man skauda galva, tai kas vyks dabar? Aš, tai turiu omeny save. Pasiėmėm porą saldainių iš kuprinės, kurios aš turėjau nežinia kiek laiko, tai yra 2 KitKatai ir batareiką radau savo, buvau pametęs. Tai va, šiaip ką aš montuoju čia, ar ne, aš pabandysiu parodyti. Viskas mato tik tiek. Aš viską suspaudžiau tenais, jūs daug nepamatysit. I signed an NDA or something, who knows. Bet jo, maybe future businessman, maybe, hope so. Taip ir bus. Aš čia nenupuščiau montuodamas ant tiek, kad kai reikės jau lipti ant scenos, aš neišvargčiau, nežinau, energetiškai. Tai va, bet gal viskas bus ok. Tai va. Tokia situacija. Ok, aš mirštu, demontavau, beveik dar liks grįžus, bet čia kita esmė, dabar reikia eiti šauti, kartotis, bairius, sudėti liniją, viską ir... Užkandau. Peržiūrėsiu iš K2 dabar kas pavyko. Atkirpsiu iš tenais, man rodos, čia bus kokie gal 2-3 bitai, bairiai vis dar maišau, man rodos tą pat. Ir įdėsiu naujus, kuriuos aš buvau pasirašęs, kurie man patiko. Sujungiam į vieną blyną. Dabar tiesiog esmė paprasta. Aš viską atsirenku į vieną, susirašau naują. Jo. Žodžiu, susitikom su Ignu. Hi guys, yeah. Ignai, naujo, seno, pozityvo, kažko. Aš labai pozityvus, aš tik tai prie Luko labai negatyvas, nes jis durnas šiek tiek. Aha, taip. Bet pabandysiu šiek tiek išlaikyti savo rimtumą, nes kartais prie durnų žmonių reikia būti rimtam, nes kitaip jie dar labiau išdurnės. Tai pamatysim, kaip bus, bet kol kas negeriausiai, nes kai kas buvo durnas. Anyway, tai žodžiu, open mic'as on the way. Susidėjau, susirašiau, kažką parepetavau, bet galimai kažkiek ant vietos vis tiek aiškinsiuos, nes, nežinau, tiesiog. Labas vakaras. Šiaip pas mane, pavyzdžiui, visi draugai yra santykiuose, visi turi antrą pusę. Ir aš neturiu, man gerai, kaip ir normaliai, bet mano draugas yra užsispyręs. Jis nenori, kad surasčiau kitą pusę. Ir kai mes varom, pavyzdžiui, kokį klubą, ir jisai ateina, pamato kokią merginų porelę, jisai mane jom pristato, kaip per ledynmetį tą menį. Jis taip ateina, sako, merginos, tik pažiūrėkit, paskutinis mamutas. Daugiau tokių nepamatysit. Ir aš toks, ten su ta šukuosina menio dar, žinot. Yra, pasirodo, kas yra santykiuose, kas turi antrą pusę, gyvena kartu, paplokit. O, okei, čia visiškai dėta. Ai, va, okei. Žodžiu, aš irgi su motina gyvenu ir aš pastebėjau, kad turi būti tam tikras balansas, turi būti darbų pasiskirstimai. Ir man, motina sako, Lukai, davai, tu tvarkai tūliką ir vonę. Ir aš toks, okei, be problemų. Aš paimu tenais, kaip yra tūlikas, tas šepetys tūliku, aš išplaunu, paimu tą patį šepetį irgi plaunu vonę. Ir viskas būtų gerai, jeigu motina nepaklaustų, būdama vonėje, sakė, kad, tipo, Lukai, ar tu viską išplovė, ir aš toks jo, ir parodžiau su šepečiu. Ir aš nežinau, ką toliau pasakyti, tai, tipo, iš tos pusės tiek tik tais, kad sakė, pirk naują šepetuką, tai aš naudojau jos dantų. Aha. Žodžiu, esmė pasako tą patį, tik tais, kai čia aš turėjau ten 5 minutės, čia turėsiu šiek tiek daugiau. Ar aš atrodau ant kameros kaip Haris Poteris? Su šito plauku kaip Scar.
Jo, tai va, saulė šviečia. Ką žinau, aš 4, tai turiu dar šiek tiek laiko. Tu girtas? Ne, aš 4. Ką žinau, aš net nežinau, repetuosiu čia, kaip man repetuoti, ar man tiesiog va, iš kiek atminties dabar turėjau. Iš atminties tada. Iš atminties poch, nu tai va, žodžiu. Nes tada, kai jis repetuoja, nieko girta, jis tiesiog va taip vaikšto. Ir ką aš turėčiau tada daryti? Aš tiesiog sėdžiu ir žiūriu, kaip kažkoks beprotis tiesiog kalba su savim. Vien, matai, kažkoks McDonald's yra, oh my god, dealas. Ne. Nu tai galėsim pabandyti. Kita scena, kadu. 3, 2. Labas vakaras. Pas mane draugas pabaigė studijavo komunikaciją ir sako, Lukai, aš galiu įsidarbinti dabar, kur tik noriu, galiu bendrauti su klientais, ten turiu daug galimybių. Žinot, kuo jis dabar dirba? Žinai, kuo dirba? Kuo? Šunų kirpėjų. Komunikuoja su klientais. Ir man ateina rašo, Lukai, aš negaliu susišnekėti. Panašu, kad tau tie 4 metai šuns po degos tam. Žinot tą frazę, aš pamiršau. Paskutinį momentą. Ir jis man sako, Lukai, man reikia patarimo. Man reikia kažką, aš nesusibendrauju su jais. Ir aš toks, jam ateinu, parašau. Aš esu vienišas. Ir mano draugai visi turi antrą pusę. Ir jie sako, na, jis maždaug, aš tau padėsiu ten susirasti, tipo, varom į kokį klubą. Ir draugas ateina su mergina, aš ateinu vienas. Ir jis suranda kažkur klube grupę moterų. Ir tas draugas mane pristato kaip per ledynmetį. Sidas. Aš atsistoju, jis ten šoja ir taip, jis sako, tik pažiūrėkit. Paskutinis mamutas. Daugiau tokių nepamatysit. Čia jis buvo dar prieš prigėręs, tai tipo. Ir aš toks, pažiūrėkit, čia sidas. Jie tokie daunai tiesiog. Jie blaivus. Ir įstikalaus, ne? Paskutinis mamutas. Ir aš, pavyzdžiui, retai atvarau pas senelį, vaikystėje retai ateidavau pas senelį. Nes jis su manim labai keistai bendrauja. Jis su manim bendrauja kaip Šrekas. Aš sakau, senelis toks, osilio. Negavau daug meilės vaikystėje, negavau daug meilės. Aš pamenu, kai būdavau mažiukas, ateidavo pas mane karts nuo karto motinai kambarį ir sakydavo, Lukai, aš tave labai myliu. Ir aš toks, jinai buvo išgėrus, ir aš toks, o tu negalėjai vakar to pasakyti? Sakė, nu aš vakar negėriau. Gerai. Vakare, šiek tiek išgėręs, turėjau tokią apsauginę, kaip ne apsauginę, atšvaito liemenę. Ir aš su ją vaikščiau, buvo tamsu, aš turėjau ten flešikas, jungęs ant telefono, taip vaikštau. Ir aš pamačiau vidury miškų kažkokią porelę, pisasi, bičiuliaujasi, bitininkai. Ir aš toks galvoju, nu gerai, vienintelis logiškas šitoje situacijoje sprendimas būtų prieiti prie jų. Ir aš prie jų prieinu su telefonu, su flešiu, kur aš toks pabeldžiu. Sveiki, pareigūnas Lukas. Bišas atsisuka įsigandęs, mato flešiką, mato liemenę. Jis ateina, tiesiog iš kišenės dvacariką paduoda. Aš paimu ir varau namo. Labai super. Jeigu kada nors dirbsiu policininku ir manęs klausia, ar turi patirties, aš turiu patirties priimti kyšius. Minimum 20 eurų. Kas yra santykiuose? Paplokit, gyvenat kartu. Nice, okay. Ir kiti. Ja, aš irgi 20 metų su motina ir laimingi. Jubiliejus šventėm, nu tai sakė, kad myli jo. Tai ir jis sako, turi būti kažkoks tipo balansas, jeigu mes gyvenam kartu. Sako, tu turi prisimti kažkokią namuose atsakomybę. Tu turi, pavyzdžiui, ten sutvarkyti vonį ir tūliką, ir aš toks, be problemų. Aš nueinu, žinot, paimu ten tą tūlikas yra šepetys, aš išplaunu viską švaru, ten feiris, tipo, paimu tą patį šepetį, panaudoju ant vonios, irgi išplaunu. Ir viskas būtų gerai, bet tada kažkokį vakarą motina paklausė, būdama vonioje, sako, ar tu viską išplovai? Ir aš sakau, jo, ir kažkodėl parodžiau į šepetį. Nebuvo patenkintas, sako, perplauk iš naujo. Tai aš paimu šepetį. Ta pati, nu, žodžiu, okei, aš tikėjausi daugiau, bet, nu, tarkim. Ja, pasirodo, kad užsienyje kazino galima žaisti Uno.
Ir kame esmė, atrodo labai fainai, aš mėgstu tą žaidimą, bet man atrodo, kad tie, kurie yra vyresnio amžiaus, jie nelabai suprastų, kaip žaisti. Kur aš, pavyzdžiui, ateičiau, padėčiau vieną kortą, sakyčiau ūną, kažkoks dėdė sakytų bitą. Aha. Ir tada, jeigu ateičiau, pasakyčiau, nu čia nesąmonė, aš padėjau +4, sakytų taip, bet pas mane kozleris. Jo. Ir tiek iš ūno situacijos aš esu matęs daug stebinančių dalykų, daug nuostabių dalykų. Vieną kartą lipau į autobusą ir pamačiau autobuso vairuotoją. Čia buvo punchline'as, taip aš tikėjausi tokio. Laiminga porelė. Žodžiu, pašnekėjau, Ignui nepatiko mano pasirodymas. Nelabai. Nelabai jam patiko. Kažkokia tavo ta energija, kažkokia vėl toks jautėsi, kad taip, patiko, tipo, tu tikėsi, kad žmonės tiesiog tau atsakys kažkokio be jokio. Tai toks, Tipo, ir labai kažkaip nusikirpdavo bairį tavo, kažkokio galo tokio normalaus trūko. Trūko Buvo pabaigos. geri, tikrai ten geri, ten ir su to policininko, ir, nu, tipo, man rodos, čia geriausiai tie policininkas Šrekas ir paskutinis mamutas. tas jo. Bet tu labai pertėsi tą mamuto bairį, ten tu Nu, tiesiog... toliau mačiau, kad žvengia, nu čia kaip tipo sub-bairės, tas nu, ekstra uždedi. Bet ten pačiai pabaigoje pasakė, aš manau, būsiu ne paskutinis mamutas, va su Ai, porą, tenais. ten aš ten, kad nesupratau visiškai, Jo. ten neaiškiai. Tipo, tu labai neaiškiai kalbėjai kai kuriuose vietos, tipo, buvo tikrai, buvo gerų dalių, manau, bet ten kuo toliau, tai vis nes aš taip, nu, jautėsi gal bairiai, tiesiog, nu, tokia neištiesuoti galia buvo ar kažką, tai tu toks bandėjai sukinėtis kažką tai daryti, bet... Jo, ten buvo tų bairių, kur aš visiškai netestavau, nu tas, kur tipo, taip ir neturėjau progos. Tai ten su autobusu fuine. Tiesiog, nu tai čia vieta, kur aš, nu, tipo, been there, tried that. Nepasakei Žygimanto bairių. Nu, aš po to minio pirmaiko aš nebuvau confident sakyti. Okay. Man taip atrodo, gal ateity. Bet man visai patiko šnekėti va taip, energijai. Nu, tipo, man kinda cool. Kaip tas taip? Nu, tipo, kaip aš praeitą kartą aš buvau šnekėjęs, toks labiau chill, su pauzėm. O čia, va, kaip pasakau, dabar taip keičiasi, nu, turbūt reikia taip greičiau, Nu, lėčiau. neatrodai prisirūkęs, jo, biškai geriau atrodė ant Tai savęs. man patiko va toks bendravimas. Tai tiesiog bairius į tą pusę adaptuot ir va taip toliau šnekėti. Tai va.